Mūsų istorija prasidėjo labai seniai, beprotiškoj keistoj vietoj. Žibinto džinė Gigė bėgo skubėdama sutrukdyti savo sesiai šmėklai Vispei iškrėsti piktadarybę. Greičiau, ponė! Turim suspėti veidrodžių kambarį, kol jį tavęs nerado. Gigė, sesutė. Jį mus rado! Greičiau! Tu turi tai, kas priklauso man. Vispe, nelįsk prie ponės. Ei, klausyk, o su kuo tu kalbi? Greičiau, čionai. Žibinto rajai liko dar vienas noras ir jį panorės suteikti galią džinės šmėklai. Suteikti visą galią džinės šmėklai. Pala, o kodėl aš apie tai pagalvojau? Turi nepasiduoti. Tu pati gali sugalvoti norą. Vispės įtaka tau pasidarė labai stipri. Stebuklingas grimo veidrodis parodys, kokia tu esi. Per vėlus esu. Jos mintys priklauso man, kaip ir jos noras. Suteik visą galią džinės šmėklai. Ponia, tik nepasiduok jai. Užtemimas prasideda. Užtemimas pavers mane tikrą ir tas noras išsipildys amžiams. Ne. Greičiau, suteik visą galią džinės šmėklai. Nori visos? Ne. Ne. Visą galę. Užtemimas baigėsi ir pavojus praėjo. Sugalvok norą, bet kokį. Aš noriu, kad visa tai išnyktų. Ne. Kaip panorėsi. Sudie. Ei, ar jau per vėlų norėt pinigų? Reikėjo pasilikti stebuklingą kilimą. O. Šitaip žibintas išnyko laikom žinybėje. 13 norų. Pirma mokslo metų diena monstrų vidurinė. Šviežias kraujas, naujos aukos. Ėmėsi žaidimų. Sveikos, vampės. Labai gražiai pasipuošiau. Gerai atrodo, gerai jauties. Visiškai pritariu. Ar jūs pasirengusios čia pašelti? Pirma mokslo metų diena, ši diena žiauriai jaudina visus jaunus monstrus. Nauji metai, naujos galimybės. Gali nutikti bet kas. Bet nieko nebijokite. Šypsenėlė vardu paskalaus. Šauna! Visi mokiniai naujaisiais mokslo metais trokšta įvairiausių dalykų. Kai kurių norai labai paprasti. Palaukit, noriu gerti. Džeksonai, atrodo, tas fontanas vis dar... Čia viskas
sugedę. Jei aš vadovaučiau, tai viskas veiktų kuo puikiausiai. Ebe, tu galėtum konkuruoti su Slow Mo rinkimuose į mokinių prezidento postą. O, Bet kitų norai daug sudėtingesni. O, Gilai, šie metai bus patys nuostabiausi. Mes dominosim plaukimo varžybose, nušluosim visus lenktynių trasoje. Gilai, kas nutiko? Atleisk, Lagūda. Aš šį vakar negalėsiu pas tave ateiti. Ar niekada negalėsiu. O, monstre, vėl? Nes aš turiu vandenę pabaisą? Norėčiau, kad tavo tėvai mane priimtų. Taip, aš irgi. Labas, Tvaila. Žinai, Haulin, man patinka tavo naujas įvaizdis. Ačiū, Tvaila. Ei, žiūrėk, kur eini. Ir ką tu apskritai darai šitam koridoriui? Aš ne... Moksliukės tūno štai ten. Jūs niekam neįdomios. Neklausyk jos, Haulin. Ji pati nesupranta, apie ką šneka. Supranta, Tvaila, mes atstumtosios. Matai, atsipeikėk, juk tavo tėvas Kipšas. Norėčiau būti populiari. Vienų norai yra susijęs su pokyčiais, o kiti nori viską išsaugoti taip, kaip ir buvo. O ko tu nori, Kleo? Gal tiesiog nieko. Šiemet tu nenori visai jokių pokyčių. o kam jie? Mano gyvenimas tobulas. Turiu viską. Populiarumą, puikias drauges. Mudu esam tvirta pora kaip uola. Bet to aš esu graži, protinga ir gabi. Norėčiau, kad viskas taip ir pasiliktų. Kai kurie nori atsidėkoti iš anksto. Taip, aš būčiau pasimetusi, jeigu ne jūs, vampės. Norėčiau ir aš kam nors padėti, kaip jūs padėjote man dar. Norai, jie apskritai beprotiški. Vytai, ar manai, kad šis neįtikėtinas triukas padės mums patekti į laidą? Juk žinai, Meni, laida užsimuždamas privalės mus pakviesti pamatę šį įrašą. Pasireikės, Klodai. 3, 2, 1, šok žemyn! Nagi, pažiūrėkim įrašą. Gal dar kartą? Visi turi kažkokių troškimų. Ir kai kurie monstrai padarys viską, kad tie troškimai išsipildytų. Aš norėčiau oficialiai pareikšti, kad tai bloga mintis. Aišku, Tu neturi to daryti, kad atkreiptum visų dėmesį. tu nuodama tamsoje, tu susigadinai regėjimą, Tvaila. Niekas nežino, kas aš. Tai netiesa. Taip, jie žino, kad aš įkyri Klodo ir Klodino sesutė. Bet jie nežino, kas aš. Bet po šito triuko viskas pasikeis. Aš išgarsėsiu. Ir tu šito nori? O kas nenori? Aš. Kągi, vadinasi, tu daug geresnė monstrė negu aš. O dabar gal padėsi man? Susitiksim klasėje. Ir tau visiškai nereikia būti populiariai, Haulin. Svarbiausi monstrai žino, kokia tu nuostabi. Tikrai? Pirmas užtemdymas per 1000 metų? Geras. O kas tai yra? Užtemimas? Šią savaitę? Tiesiai virš monstrų vidurinės? Nuostabioji astrologija. Gerai, nuostabioji astronomija. Kažkas nori tikrai gerai krestelėti, bet čia per daug klaidų vienoj rozetėj. Eime. Tačiau niekas nesuprato, kad pagaliau atėjo ilgai lauktas riksmų išsipildymo metas. Tai mano sesuo! Turim ją sustabdyti. Mano šviečiantis vardas, dabar visi apie mane sužinos. Haulin, baik! Kasgi čia per sujudimas? Tikrai jau Haulin Wolf, pirmą mokslo metų dieną.